Šio Evo 5 savininkas paprašė mūsų nuplauti ir apsaugoti jo automobilį, nes jis buvo pavargęs nuo to, kad automobilis nuolat būdavo purvinas, o ratlankiai apsinešė metalo dulkėmis. Taigi štai ką mes padarėme ir kiek jums kainuotų naudojant tuos pačius produktus iš Detailer Place. Pirmasis žingsnis visada yra pirminis plovimas, kad būtų pašalinti visi paviršiniai purvai. Autograf purvo tirpiklį skiedžiame su vandeniu, tai jums kainuotų tik apie 55 centus. Prieš purškiant bet kokį produktą ant automobilio, įsitikinkite, kad paviršius nėra karštas. Mano atveju taip nebuvo, todėl aš drąsiai purškiau purvo tirpiklį ant automobilio. Beskalavant matome, kad kėbulas iš karto tampa švaresnis, bet metalo dulkių taip lengvai neatsikratysime. Todėl naudojame Mad Drop Iron Stripper ir purškėme jį ant ratlankių ir kėbulų. Vienas panaudojimas kainuoja apie 1 eurą ir 13 centų. Taip pat ir nepamirštu ir padangų ir jas valau su specialiu šepečiu bei ADBL Tire and Rubber Cleaner, kuris kainuoja apie 40 centų. Palaukime porą minučių, kol cheminė Iron Stripper sudėtis sureaguos su metalo dulkėmis ir nešvarumai taps violetinės spalvos. Tada naudoju 2 šepečius, kad produktas patektų į kiekvieną rato kampelį ir ratlankis vėl atrodytų kaip naujas. Nuplauname ir mėgaujamės gražiais bei švariais ratlankiais. Dabar pereikime prie tinkamo 2 kibirų metodo kontaktinio plovimo. Į vieną kibirą pilame ADBL Holo Awesome šampūną, o į kitą paprastą vandenį. Šis žingsnis kainuoja 30 centų. Po kiekvienos detalės nuplaukite plovimo pirštinę kibirę su švariu vandeniu, tik tada paimkite muiluotą vandenį iš kito kibiro. Tokiu būdu kėbulas apsaugomas nuo subraižymo. Po to vėl viską nuplauname ir pereiname prie paskutinio žingsnio. Ant automobilio purškiame Maniac Line apsauginę dangą, kuri kainuoja apie 1 eurą ir 33 centus. Šis produktas apsaugo dažus ir suteikia nuostabų hidrofobinį efektą, todėl kėbulas tampa glotnus ir netaip greitai įsipurvina kaip įprastai. Dabar automobilį nusausiname su sausinimo šluoste ir džiaugiamės nuostabiu rezultatu. Tinkama automobilio priežiūra nėra tokia brangi, kaip žmonės mano. Visi čia naudojami produktai kainuoja apie 100 eurų, bet kai paskirstate per daugelį plovimų, tai tampa stebėtinai prieinama. Ir sąžiningai sakant, matyti savo automobilį švarų, blizgantį ir apsaugotą, tas jausmas yra neįkainojamas. Detailer Place.